Sveiki visi, kas žiūri dirbtinio intelekto Ronio kanalą. Šiandien jau papasakosiu, kaip įdiegti Invoke AI online. Yra tokia platforma Mimic PC. Šita platforma suteikia lengvą prieigą prie neurotinklų, prie įvairių appsų, prie įvairių web interfejsų. Taigi, kaip prie jos pasijungti? Einam per savo Google ir matom visą interfejsą. Kas pas mus yra? Čia yra neurotinklai įvairūs. Čia yra ir Automatic 1111, ir Focus, ir Ollama, ir daugelis kitų, ir Comfy UI, AudioCraft, Forge, Swarm, Roop, OmniGen. Žodžiu, daug visokių naudingų neurotinklų interfejsų. Mes šiandien kalbėsim apie Invoke AI. Tai aš čia savo papildęs esu balansą. Čia valanda kainuoja 40 centų. Taigi duoda nemokamą valandą, 35 dar centus duoda nemokamą valandą mums pasinaudoti šitą paslaugą, šitą platformą. Taigi, jeigu jūs norit čia papildyti balansą, tai tiesiog jūs einat Add Balance. Taip, dabar kairiai pusėje, matot, tai yra, galima pasirašyti mėnesiui, kas mėnesį mokėti pinigus, arba galima tiesiog pakrauti. Taigi, man, kadangi buvo 10, aš jau panaudojau, buvo 50% nuolaida, tai tiesiog čia ne promotional galit, o funds, tiesiog papildyti savo sąskaitą 10 eurų, sumokėti su kortelę ir go to pay. Ir viskas, ir jūs turėsit pinigėlių, kurie pas jūs naudosit už valandą. Taigi, čia tai yra payment management šone, čia yra tutorialai, disco workflow, tai gali būti workflows, paspausim pasižiūrėti. Tai čia daugiausiai Comfy UI workflow, tai yra nodų surinkti darbo sistemai tokiai, kaip jums paaiškinti, iš tokių blokų susidaro pačio neurotinklo darbas. Ganėtinai jis sudėtingesnis, jeigu žiūrėt, bet turi labai daug galimybių. Bet kad Invoke ir neatsilieka nuo tų galimybių, tai mes einam į My Apps, radom Invoke, galim pažiūrėti View Details, taip. Mūsų Invokas yra jau 5.2.0 versija. Taigi spaudžiam Get Started. Čia yra tarifas, 49 centai valandai. Medium yra tarifas, galima jų dar pasirinkti. Čia valandai gaunasi 50 centų. Large 90 centų valandai, taip. Large Pro dar brangiau. Bet čia kiek jums duoda gigabaitų vaizdo plokštai. 16 gigabaitų pakankamai užtenka. Pas mane kompiuteriai tiek yra pačiam. Tai Large, tai matot 24 gigabaitai ramų dar veikia dar greičiau. Large Pro, tai 24-32 gigabaitai, taip. Ir Ultra 48 gigabaitai, 32 gigabaitų ramų. Tai pas mus duota 16 gigabaitų ramų ir 16 gigabaitų ramų vaizdo plokštės. Tai aš renkuosiu šito. Čia, matot, kur yra laikas, tai čia po kiek pas mus išsijungs pats darbas Invoke į pačioj šitoj platformai.
kai pasibaigs po kiek minučių darbas, kad jums būtų fiksuota, kad jūs įsitikinot, kad tikrai valandą pradirbot. Čia versija imam 5.2.0, yra ir versija senesnė, bet mums reikia naujesnios versijos. Padarom, aš noriu padaryti 60 minučių. Po vienos valandos tai išsijungs pas mane darbas, automatikos stop, reminderis yra gerai ir galim pasileisti Invoke. Čia apačioj mygtukas Create and Start. Apačioje Create and Start. Laukiam biškį. Ir pas mus pasileidžia Invoke interfejsas. Kaip jūs matėt ir praeitojo video, toks pats interfejsas. Taigi čia dabar mes įdėgiam jį online, matot, eina minutės, taip pas mus po valandos jis išsijungs. Padarėm tos nustatymus, čia galima sustabdyti, čia galima perkrauti Invoke. Taip, dabar mums ir duoti iškart modeliai, tai yra Juggernaut XL, Flux yra ir Flux Schnell yra. Tai ganėtinai pakanka ir šitų modelių. Čia pas mus yra būtent kaip pas mus kompiuteryje, tas pats parodysiu, jeigu Invokas instaliuotas kompiuteryje, tai Invoke AI. Tai čia tas pats yra folderiai, kuriuose guli mūsų visas interfejsas, kur guli mūsų modeliai. Pavyzdžiui, čia einam SDXL main, čia Juggernautas guli, čia pasižiūrim tada models. Irgi tas pats, matot, SDXL main Juggernaut. Jeigu paspausim mygtuką Invoke, kaip generuosis, ar čia jis pirmiau turės užsikraut pas mus tas modelis. Taip, dabar yra čia tutorialai, galima paskaityti, bet čia jau bus pasenęs, matau, tutorialas, tai nepatariu tada žiūrėti, čia senesniai versijai, jie dar nepritaikė naujai. Tai logs tai čia rodo, kaip mūsų sistema veikia viduje mūsų neurotinklas. Tai logs aš kartais įsijungiu, kad matyt, kas vyksta mūsų vidiniam interfejse. Tai, o dabar pabandysim tada pageneruoti, patikrinsim, ar yra iš tikrųjų mūsų modeliai. Gerai, negatyvų promptų, kol kas negatyvių užklausų nerašysim. Ir dabar pabandysim paspausti Invoke. Pradžioj pas mus turi užsikrauti modelis pagal visą idėją. Čia galim kaip tik patikrinti, yra užsklanda models. Tai paspausim. Tai taip, visi jie yra pas mus įrašyti, visi modeliai pagrindiniai, tai yra Juggernaut XL, Flux Def ir Flux Schnell. Prasidėjo generacija, kaip matot. Kaip matot, pas mus neblogai gavosi. Galima pasiskirstyti taip tos meniu. Čia jeigu šitą paspausim toggle right panel, tai galim išjungti panelę kol kas tą. Čia panelė, kur galerija kraunasi mūsų paveiksliukai. Jeigu norim savo paveiksliuką parsisiųst, tai čia spaudžiam download image. Ir matot, čia visi procesai rodomi, vyksta procesai, kaip veikia mūsų Invoke viduje, ar bus kokie erorai, jeigu kažkas ne taip. Bet galiu parodyti, kaip dar mums užkraut modelius, taip. Taigi dabar kaip įkelti modelį.
mums savo modeliuką. Pavyzdžiui, norim įkelti Custom XL. Taip. Taigi, spaudžiam dešiniu klavišu va čia ant downloads. Copy link address. Čia Civit AI puslapis, modelių puslapis. Nuorodą į šitą modelį aš jums pridėsiu. Taigi dar pakartoju dešiniu klavišu ant download, copy link address. Einam į mūsų Mimic PC. Čia vat mūsų tas dešiniam krašte tas yra blokas, kur yra mūsų folderiai, kur sudėti vat modeliukai. Tai spaudžiam į models, taip, ir SDXL ir main. Ir tiesiog va čia yra mygtukas toks užkrauti, matot? Užkrauti. Taip, tai čia vat spaudžiam paste ir upload. Ir po to teks palaukti, kaip mes jau sulauksim, kaip atsiras pas mus va toks modelis čianais va folderė, toks turi atsirasti Custom XL. Čia pas mane susinumeravo, bet nieko, Custom XL atsiras modelis. Ir tada mes einam į pačius modelius ir va čia šį kelią nukopijuosim. Tai čia galim jau išjungti, matot, mygtuką, taip. Dabar, pavyzdžiui, einam į main, SDXL ir matom main, va čia galima nukopijuoti kelią kaip main folderis, taip. Ir pas mus čia main folderį guli Juggernaut ir tas naujas mūsų modelis, taip. Tai tada vėlgi, va čia spaudžiam SDXL, main, nukopijuojam kelią, kopijuojam, kur pas mus va scan folder sklytys, kopijuojam va šitą Ctrl-E kelią, va taip, Ctrl-V ir scan folder. Ir jis va čia suranda mums modelius, va mūsų Juggernaut yra ir Custom XL. Ir jį reikėtų, čia buvo pliusas, bet jau čia jis instaliuotas pas mane. Pliusą paspausit, palauksit ir jis atsiras pas jūs čia, šitoj sklyty. Jau kairime šone, taip, ir Custom XL va atsiras. Tada jau po to einam mūsų canvas ir vat galim surinkti tokį promptą. Toj padarom, pas mane laikas baigėsi, tai aš dadėsiu 10 minučių. Confirm. Ir tada čia va surinkam tokį promptą, paimam kokį template'ą. Na, toj pasiimsim, gal pasiimsim Concept Art Painterly. Nu, gerai. Ir va čia galim pasižiūrėti mūsų promptą. Įsidėjo, čia bus oil paintingas pas mus. Invoke spaudžiam. Nepamirškite, aišku, pasirinkti Custom XL naują tą modelį. Va čia nais Custom XL. Ir va, kaip matot, modeliukas pas mus labai gerai dirba. Jis kaip tik artui daugiau skirto, tas Custom XL concept dizainų. Ir va, matot, va, gavosi tikrai tapybiškas, gražus. Taigi modeliukas veikia. Bet mums yra čia pakankama tų modelių, kurie mums padės mūsų darbui pilnavertiškai dirbti. Čia viskas yra. Tai Juggernaut XL versijos tikrai užtenka. Čia yra ir SD.5 modeliai čia. Pirmieji modeliai, bet jie irgi ganėtinai kokybiški yra. Tikrai su jais galima padaryti superinius darbus. Taigi grįžtam mes į canvas mūsų. Ir dabar patyrinėsim va šitą pusę šiek tiek. Tai čia pas mus yra template'ai. Taip. Tai galima pasirinkti, pavyzdžiui, dar pasirinksim ir pamatysit, kaip pasikeis, va, pasiimsim Photography Portrait ir kaip pasikeis mūsų
paveikslėlio kokybę. Pažiūrėti tą template'ą galima va taip va, su mygtuku, kur akys yra šone. Čia galima sujungti mūsų promptą, kad galima būtų jį redaguoti. Tai pavyzdžiui, paspausiu mygtuką čia ir va visą promptą mes galim po to savo koreguoti. Dabar paliekam kaip yra. Kaip matot, promptas mūsų pasipildė, taip. O dabar čia matom negative promptus. Taigi, negative promptai, tai negatyvi užklausa, taip, kad mes nenorėtume ko matyti. Tai dabar mums kaip fotografija, tai mes nenorim, kad būtų painting, digital art, sketch ir blurras, taip. Tai paspaudžiam invoke, einam logs pasižiūrėti. Matot, ganėtinai greitai generuoja. Va, matot, dabar paveikslėlio kokybė žymiai pagerėjo. Čia viskas nuo mūsų tekstinės užklausos aprašo. Taip, dabar va čia pas mus, va, tai yra aspect, tai yra dydis mūsų paveiksliukų. Tai pavyzdžiui, aš pasirinksiu 3:2, taip, ir norėsiu, kad būtų 2:3, čia galima va, pakeisti, pasvapinti, 2:3. Tai dabar bus pas mus ne horizontalus, o vertikalus paveiksliukas. Čia denoising strange, tai jeigu mes turime įsidėję kažkokį paveiksliuką ir tada tuo metu duodam užklausą ar pasilikti prie to pačio paveiksliuko, ar sugeneruoti biškį naujesnį, duoti fantazijos. Kur kas mes neliesim šitos vietos. Čia seedas, tai yra paveikslėlio kodas. Jeigu mes užfiksuosim seedą dabar, tai seedą, pavyzdžiui, padarysim numeris seed 10, tegul būna pas mus, galima 10.1.1.1 padaryti, tai sukūriau paveiksliuko kodą ir vėl pageneruosim su paveikslėlį. Va, kaip matot, kokybė tikrai aukšta, tikrai labai profesionalios gaunasi nuotraukos pas mus, taip. Tai jeigu aš užfiksavau čia kodą, seedą, apie ką mes šnekam, išjungiau tą randominį, tai dabar pabandom. Taip, invoke. Va jo, taip, tas pats paveikslėlis, kaip matom. Ta pati paveikslėlė ir mums ir generuoja pagal tą kodą. Jeigu mes dabar pakeisim, pavyzdžiui, į blue hair ant to pačio paveikslėlio pagal tą patį mūsų kodą. Va, dabar jis pakeitė vyruką ir pakeitė pagal tą patį pagal mūsų užklausą padarė mėlynus taip plaukus. Jeigu dabar paspausim vėl invoke ir pas mus va vėl ant to pačio kodo mes jį nekeitėm, tai bus vėl tas pats paveiksliukas. Tai kaipgi aiškinu seedas, tai yra paveiksliuko toks numeris, kodas, pagal kurį va tą patį promptą, tą patį tekstinę užklausą pozityvių ir negatyvių žodžių ir pagal tą patį kodą gaunasi tas pats paveiksliukas. Taigi, einam biškį jau į apačią. Čia vat matot visur yra toks advanced options, tai kol kas mums vat šito čia nereikia liesti. Dabar einam į apačią, va čia pas mus yra modeliai, flags, depth, o gerai galim padaryti mūsų paveiksliuką vėl random ir va įkelsim šitą paveiksliuką į Unpaint. Tai Unpaint arba pirmiau į Upscale pasižiūrim gerai. Tai dabar send to Upscale.
mes nusiuntėm va čionais šitą paveiksliuką, va matot jis. Dabar pabandysim padaryti upscale. Čia apačioje, vat matot, pasirinktas Juggernaut modelis. Taip, į apačią dar va čia rodiklį apačioje, į apačią. Tai va čia mes galim pasirinkti Y. O dar va yra mygtukas čia, va Advanced Options, visą laiką žiūrėkit. Va, čia pas mus Shadow pasirinkimas, kol kas mes irgi jo neliesime. Dar va čia matot Advanced Options yra spaudžiam ir va čia galim reguliuoti mūsų paveikslėlio struktūrą. Struktūrą paliekam, galim gal biškį pastiprinti ant vieno, o Creativity biškį dadėsiu, kad biškį mums pakurtų, dakurtų tą paveiksliuką ir pabandysim paspausti upscale. Šitas pas mus bus 4 kartų upscaleris, tai gerai paspausim Invoke. Čia va kairiame šone viršuje yra mygtukas, kuris slėpia visą va šitą sekciją. Šitą būtent bordą, tai kad matytume daugiau erdvės, taip. Ir prašau, pas mus susiformavo, pasidarė upscale'as mūsų generuotą imidžą. Matot, va čia iškart šone dešiniam atsirado paveiksliukas ir jis rodo 3360 ant 5024. O va koks buvo pas mus. Tai galim palyginimui pertemti, įspausti šitą paveiksliuką ir atsiras toks Select for Compare. Na ir va, galim matyti kaip dabar, kaip buvo ir kaip dabar. Kaip buvo, kaip dabar. Kaip matot, paveiksliukas tapo žymiai aiškesnis, daugiau jame detalių, kontrasto atsirado, galim jį savo įkrauti kompiuterį ir pasižiūrėti jo detalumą, va kaip matot. Tai tikrai gerai upscalino. Aišku, yra mini problemėlių, bet šitas problemėlės irgi taisosi. Tai jeigu pasižiūrim, užkraunam, va čia paspaudžiam download. Prieš tai pas mus čia ir buvo neaiškumas akise, taip. Tai dabar žiūrim tą paveiksliuką, kuris mums padarė, matot, aštrumo viso odos su tekstūrų. Ir jeigu pažiūrėt į kitą, kuris buvo, ir dabar, kuris, matot, visos detalės, ta aiškesnė odos tekstūra, viskas yra fainai. Dabar norėsim pataisyti akis jam, tai tada darom Send to Raster Layer. Matot, pas mus jis didelis, tai čia yra mygtukas, kad mūsų būtent šita erdvė, kanvasas šitas užsipildytų. Čia spaudžiam ir Fit Layer to Box. Dabar spaudžiam Space, galim judinti, sutvėlės vidutinio mygtukų sukti į priekį ir atgal, didinasi. Tai dabar aš norėsiu, persijungiam į sluoksnių dabar sistemą. Tai čia nepamirškit kairiame krašte, viršuje, kur yra paveiksliukas, tai čia Send to Gallery, kad čia būtų į lairius pas mus.
Tai tada į lairių sistemą siūsis visi mūsų paveikslėliai, kuriuos generuosim ir taisymai visi. Tai dabar aš norėčiau jam pataisyti va būtent akis. Tai užrašiau Detailed Eyes, taip, ir paėmiau šitą kanvasą biškį vat artinu prie akių generacijos. Paėmiau brašą, in Paint Layer įsijungiu. Brašo padidinimas tai Contour ir sukam vidutinį pelės klavišą. Dar kartą parodau, kaip užsipaišo. Gerai, in Paint maskas yra, čia Raster Layeris ir dabar spaudžiam Invoke. Denoise Exchange padariau ant 0,4. Nu va, dabar pasižiūrėsim, kaip gausi pas mus. Priartinam. Nu va, kaip matot, pataisė akis pas mus. Tikrai gerai dabar, kaip matot, tai tikrai super susitvarko neurotinklas. Tai dabar, kad patvirtinti šitą layerį, reikia paspausti čia apačioje Accept. Dar yra užsaugoti galeriją, bet dabar mums nereikia į galeriją, tai tiesiog Accept. Jeigu atšaukti, tai Discard, nu arba šitas va Discard mygtukas, tai šitas visiškai panaikina. Gerai, spaudžiam Accept, čia apačioj. Viskas, ir matot, va tą layerį, kurie buvom pažymėję mes, tai jis va ir mums tą dalį ir padarė, va yra grinai, dabar galim pasižiūrėti in Paint Mask, va čia išjung, kur va šone. Dešinėme, taip atsiprašau, tai išjungsim kaukę. Tai jeigu va matot, šitas sluoksnį irgi galim išjungti, kaip buvo ir kaip pasidarė dabar. Taip, jis ištaisė mums akis, taip padaro detalesnės. Galim šitus layerius, va, dešinio ant layerio ir Merge Down padaryti. Tai dabar pas mus, va, sujungs tos layerius. Viskas dabar pas mus vienas layeris yra šito paveiksliuko, taip. Dabar galima grąžinti Fit to Box viską, taip. Ir šitą Canvas to Gallery galime išsaugoti jau, taip. Vat viršoje mygtukas buvo Save, grįžtam į galeriją. Čia viršoje Open View ir darom. Čia, kuris buvo paveiksliukas, kuris pas mus pasidarė jau, taip. Galim palyginimui vėl pasižiūrėti. Buvo ir pasidarė, taip. Buvo ir pasidarė, viskas yra ok. Taigi matot, kad galutinis variantas gavosi pas mus tikrai neblogas, visai neblogai padirbėjom. Taigi ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Nepamirškite paspausti like arba prisiregistruokite prie mano kanalo. Ačiū už dėmesį ir viso gero.